be abejo, jo muzika yra dar atskira istorija mano gyvenime, bet būtent tas Mocartas žmogus man buvo antiek brangus visą laiką, kad aš kitą kartą galvoju, kad galbūt aš esu nenormali, kad aš tiesiog jaučiu realius jausmus jam. Kažkokią tokią meilę ir iš tikrųjų šiam spektaklį netgi savo, ten yra minutės vaidmuo Mocarto motina, aš jį suvaidinu vien dėl to, kad aš būčiau kažkaip prisilietus prie jo. Ir šiame spektaklyje libreto autorius Michaelis Kunce atskiria Mocartą žmogų nuo Mocarto genijaus. Ir man labai patinka toksai vienas, kažkur išgirdau pasisakymą apie šventuosius, kad kas yra šventasis, tai yra langas, pro kurį mums šviečia dieviškoji šviesa. Ir aš galvoju apie genijus lygiai taip pat mes galim pasakyti, ypač apie kompozitorius, kurie kalba Dievo kalba su mumis ir tiesiog mums leidžia suvokti amžinybę kitais pojūčiais negu protu ir širdimi dar kažkas tame visame yra. Ir Mocartas man tas langas, pro kurį šviečia dieviškoji šviesa, bet tik tai tas lango rėmas kitą kartą nėra toksai jau prabangus ir kad visgi rėmas gali būti visoks. Teatras tikrai labai laukiam čia apsilankyti. Mano Mocartas, aš labai daug kur visą laiką sakau, kad jisai labiau yra šiuolaikinis žmogus su ADHD. Jisai yra labai impulsyvus, jisai yra labai energingas, jaunatviškas, kiekvieną būdo bruožą, kas prilygsta tam ADHD, gali pritaikyti Mocartui. Ir aš esu įsitikinęs, kad jisai tikrai susidūrė su tuom. Ir jo, tai šiaip labai, aš pats gyvenime esu toks energingas ir pakankamai jaunatviškas, nes šiaip jaunas esu. Labadiena visiems. Šiaip šis spektaklis, jis yra kitoks, negu mes įpratę jį matyti. Tai yra kitoks vertimas iš amerikiečių verstas tekstas. Ir žmonės daugumoj, kurie ateidavo pažiūrėti, pagrindinis būdavo atsiliepimas, kad tai dar negirdėjau ir nemačiau. O konkrečiai, jeigu šnekant apie Haną, tai jinai yra labai tiesiog paprastas žmogus, paprasta mergaitė, kuriai susiklostė gyvenimas ir jinai tapo turtinga. Norėčiau pirmiausia galbūt pradėti nuo ditirambų režisieriai, kad garbė ir didelis malonumas dirbti su Viktorija Streičia ir iškart noriu paprieštarauti, kad supretinė pora galbūt daugiau skausmo patiria šitam spektaklį, tai nesutikčiau su tuo, nes mes su Gabrielė čia šnekėjom prieš porą savaičių, kad turbūt nebuvo nei vieno spektaklio, kurio pabaigoje trečiajame veiksme mums abiem nekiltų gumulas gerklėj ir neištrykštų mažesnė ir didesnė ašara. Man čia? Taip, tai mes tikrai turim žiūrovą, kuris tikrai myli ir miuziklą, ir operetę, tai manau tikrai, kad auditorija labai laukia jūsų atvykimo ir gastrolių. Kažkaip neužsiminėt apie tai, kad Mocartas toks truputėlį su roko atspalviais, tai gal truputėlį dar apie tai pakomentuotumėt. Mes jau kitą savaitę vyks šios gastrolės, balandžio 15-16 dienomis. Pernai gruodžio mėnesį mes turėjom didelę džiaugsmą ir galimybę su savo spektakliais pasirodyti Vanemuinės teatre, kuris šiemet tapo nacionaliniu, kas yra labai nuostabus Estijos apsisprendimas, turint omeny, kad Vanemuinės teatras yra vienas seniausių teatrų Estijoje, turintis tokią išskirtinę sudėtį, nes jungia savyje ne tik muzikinį teatrą, baleto trupę, bet ir dramos teatrą. Tai